Labadiena, esu Dovydas Gedrimas ir šiandien pristatysiu Jums vieną iš projekto klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje paskaitos temų. Svarbiausia, pradžioje norėčiau paminėti, kad šis projektas yra finansuojamas iš Erasmus Plus programos lėšomis ir projektą kuruoja Turkijoje esantis Pamukkale universitetas. Na ir kiti partneriai šiame projekte yra Rumunijoje esantis Krajovos universitetas ir kiti Turkijos universitetai, tai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Maškento universitetas, Suleiman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Lietuvoje šį projektą atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šiam projektui, kaip ir partneriai priskiriami, tai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Šiandien pristatysiu vis dar iš pirmojo modulio, kuris vadinasi Sveikų ir denervuotų raumenų fiziologija, antrąją temą, antrąją paskaitą, kalbėsime apie raumens patofiziologiją. O kitaip dar kalbant apie fiziologinius procesus, kurie įvyksta jau atsitikus tam tikriems sutrikimams ar ligoms. Tai šią paskaitą parengė profesorė daktarė Rusu Ligija iš Krajovos universiteto Rumunijoje fizinio lavinimo ir sporto fakulteto kineziterapijos ir sporto medicinos katedros. Na ir pristatau aš, Dovydas Gedrimas, Šiaulių valstybinės kolegijos lektorius. Galime pradėti ir keliauti į pačią temą. Tai pakalbėsim apie raumenų atrofiją. Atrofija tai yra raumeninių skaidulų žūtis įvykstanti skeleto raumenyse. Ši ilga liga pasireiškia širdies ir lygiuosiuose raumenyse. Ji būna fiziologinė, patologinė ir neurogeninė. Tai išskiriamos tos tokios trys mechanizmai, dėl ko įvyksta atrofija. Tai fiziologinė gali būti tiesiog fiziologiškai, natūraliai vykstantis procesai organizme, dažniausiai tiesiog dėl raumenų nepakankamo apkrovimo, dėl ilgalaikės ramybės padėties. Patologinė, tai patologinis mechanizmas jau dažniausiai susijęs su tam tikromis ligomis ir sutrikimais, kurie įvyksta ir paveikia raumeninį audinį. Na ir neurogeninė, tai su nervų sistema susiję procesai. Pavyzdžiui, nervų signalų nebepasiekimas raumens arba sutrikusio nervinio signalo pasiekimas į raumenį. Tai va, kai kurios formos išgydomos, kai kurios ne. Priklausomai nuo raumenų atrofijos išsivystymo lygio, ji gali pasireikšti skirtingais simptomais, bet dažniausiai iš jų būna raumenų masės netekimas. Toks bendras visiems atrofijos tipams būdingas simptomas ir reiškinys, tai mažėja raumeninė masė. Daugelis fizinių ir patologinių stimulų kelia raumeninio audinio skaidulų bei intraląstelinio jungiamojo audinio sudėties pokyčius, kapiliarų išsidėstymą, ir tai priveda prie sunkesnio ligos patologiškumo, skatinančio atrofijos ar hipertrofijos vystymas. Tai vienas iš terapinės intervencijos būdų yra neuroraumeninė elektrostimuliacija. Jos metu tam tikrų prietaisų į nervus įsiunčiami raumenų susitraukimus keliantis elektriniai dirgikliai. Tai kaip ir visas šis projektas skirtas elektrostimuliacijos rūšims ir principams pateikti, tai naudojamas elektrostimuliacijos aparatas, kuris per elektrodus, lipnius elektrodus, kurie yra užklijuojami ant odos, aktyvina, stimuliuoja raumenų susitraukimą. Tokia intervencija nėra reikalinga raumenų jėga, tai yra pasyvus raumenų susitraukimas, veiksmingas gydant raumenų atrofiją. Tai kuom patogus ir gana pranašus šitas metodas lyginant su kitom terapijos rūšim, kad užklijavus elektrodus ant raumens, elektros stimuliacija impulsai juos sutraukinėja be valingų jokių pastangų. Tai kad ir žmogus, tarkim, negali kontroliuoti galūnės, bet pasyviai raumenis galima aktyvinti su elektrostimuliacijos pagalba. Tai labai
geras ir patogus metodas, pavyzdžiui, imobilizacijos atvejais, kai reikia galūnę nejudinti tam tikrą periodą, tai vienaip ar kitaip raumenys yra neapkraunami, jų masė mažėja dėl apkrovos trūkumo, tai prevenciškai elektrostimuliacija gali sulėtinti šitą procesą. Tai raumenų atrofijos gydymas priklauso nuo ligos arba sutrikimo tipo. Galimos fiziologinės raumenų atrofijos gydymas yra reguliarūs pratimai ir geresnė mityba. Tai sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali pasiūlyti kineziterapijos arba pratimų, tarkim, jėgos pratimų planą. Net jei negalite aktyviai pajudinti kai kurių kūno sąnarių, pratimus galite atlikti dėvėdami įtvarą. Tai įtvaras vėlgi šiuo atveju gana patogus metodas, jeigu ir reikia nešioti įtvarą, stimuliacija vis tiek gali būti atliekama, tarkim, ne vien tik kad aktyviais būdais, kaip ir minėjau, po įtvaru galima užsidėti elektrodus ir stimuliacija vyksta be valingų raumenų sutraukimų. Tai sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali nukreipti ir pas dietologą, kuris sudaro mitybos planą. Dabar yra iš tikrųjų nemažai tyrimų, kurie nurodo, kad mityba, ypač kai yra ramybės periodas, tarkim, dėl ligos, kai raumenynas po truputį atrofuojasi, negauna apkrovos, mityba iš tikrųjų sudaro svarbią dalį prevencijos, kaip ir fiziniai pratimai, nes subalansuota pilnavertė mityba, atrofija, jeigu yra subalansuota ir pilnavertė mityba, atrofija vyksta daug lėčiau. Vienaip ar kitaip jinai vyksta neapkraunant raumenų, bet procesas yra lėtesnis. Ir taip pat dietologas gali patarti, paskirti, kokie maisto papildai gali būti naudojami, ne tik mityba, kokia rekomenduoja. Raumenų masė, būklė ir sudėjimas, arba konstitucija dar kitaip, tai yra svarbus veiksniai lemiantys bendrą raumenų funkciją. Tačiau šiuos veiksnius gali neigiamai paveikti tokios būklės kaip atrofija arba sarkopenija. Tai atrofija jau išsiaiškinom, kad yra kelių mechanizmų, dėl ko jinai vyksta. Sarkopenija šiek tiek gana yra panašus reiškinys, kaip ir atrofija, tiesiog, kad jinai vyksta jau esant vyresniam amžiuje, jinai pasireiškia dėl senėjimo procesų raumenyse. Tai ir raumeninė masė, ir jėga mažėja, tiesiog senstant organizmui. Ką svarbu paminėti, kad sarkopenijos atveju fiziniai pratimai taip pat labai stipriai gali padėti sulėtinti raumenų nykimą, kaip ir atrofijos atveju. Tik tiek, kad atrofija, jeigu, tarkim, įvyko trauma ir turi galūnė būti imobilizuota laikotarpį, vienaip ar kitaip įvyks, tai nepriklausomai nuo asmens ir raumenų būklės, tai sarkopenija, kuri vyksta jau senėjimo procesų metu, iš tikrųjų jos pasireiškimas priklauso nuo fizinio krūvio, kuris buvo patiriamas, tarkim, jaunystėje. Tai buvo reguliarus ar nereguliarus krūvis. Jeigu reguliariai būdavo atliekami fiziniai pratimai, tikėtina, kad jie bus atliekami ir vyresniam amžiui, tuomet sarkopenija gali ir neišsivystyti, arba jeigu ir vyksta šitas procesas, tai jisai labai lėtai. Šių audinių sudėjimo pokyčiai daro poveikį raumenų funkcijai ir pajėgumai. Pavyzdžiui, jungiamojo audinio padidėjimas mažina raumenų elastingumą, susitraukiamumą, o kapiliaro tinklo tankumo sumažėjimas gali neigiamai paveikti medžiagų apykaitą ir ištvermingumą. Tai vėlgi, gerėjant raumeninio audinio jėgai didėjant, masiai didėjant, kapiliarinis tinklas išsivysto daug tankesnis raumenyse, taip užtikrinama geresnė mityba. Atrofijos atvejais tai kapiliarinis tinklas irgi mažėja raumenyse, kas sukelia ir prastesnę mitybą, oksidacinius procesus, metabolinius procesus raumenyse, ir nuo to atrofija irgi gali sparčiau vystytis, ir tai sukelia neigiamas reakcijas. Na ir jungiamasis audinys taip pat jisai gali vystytis raumenyse, dažniausiai tai vyksta dėl raumenų pažeidos, tarkim, įplyšimams formuojantis raumenyse, ten, kur yra randas, tai toje vietoje jau daugiau jungiamojo audinio išveši, jisai yra kietas, neelastingas,
trukdo raumenų susitraukimui, patį raumens pilvelį šiek tiek daro tvirtesnį, kietesnį, kas irgi sukelia prastesnį raumens funkciją. Tai su amžiumi pasireiškianti raumenų atrofija, tai pirmo tipo raumeninės skaidulos veikiančios daug ištvermės reikalaujančio veikloje yra mažiau paveikiamos senėjimui, tačiau net ir pirmo tipo skaidulos senstant šiek tiek apmažėja ir dydžiu, ir kiekiu. Sarkopenijos atvejais, aišku, pagrindė nyksta antrojo tipo skaidulos, bet pirmo tipo tos lėtos, ištvermingos, atsparios nuovargiui skaidulos taip pat šiek tiek jų ir dydis, ir kiekis, kaip matome, mažėja. Sarkopenija tai terminas apibrėžiantis raumenų masės ir jėgos netekimą, pasireiškiantis senstant, šitą jau išsiaiškinome, raumenų masės ir jėgos netekimas yra natūrali senėjimo pasekmė. Šis procesas lemia suprastėjusią raumenų funkciją ir padidėjusią griuvimo ir lūžių riziką vyresnio amžiaus žmonėms. Tai kaip ir minėta, galima šį procesą, jis vyksta fiziologiškai, tiesiog senstant, bet šitą procesą pilnai galima sulėtinti, pristabdyti su optimaliu fiziniu krūviu. Kaheksija, kita vertus, yra raumenų masės bei svorio netekimas, pasireiškiantis greta pagrindinės ligos, pavyzdžiui, onkologinių ligų ar širdies nepakankamumų. Nors sarkopenija ir kaheksija yra kiek panašios, šias ligas sukelia skirtingi dalykai, turintis nevienodas klinikinės pasekmes. Tai svarbu paminėti, kad kaheksija dažniausiai ištinka ūmiu tam tikros ligos periodų paūmėjimo, tada vyksta ir raumenų masės bei svorio bendrai netekimas, tai gali vykti dėl patologinių ligų procesų, kad ir mityba, tarkim, yra optimali, bet nuo onkologijos atvejais dažnai svorio kritimas yra tiesiog bendrai visame organizme. O kai sarkopenija, tuo atveju vyksta lėtai, nuosekliai per metus, po truputėlį tas procesas vystosi ir jį galima šiek tiek labiau paveikti ir kontroliuoti. Tai todėl tokios intervencinės priemonės kaip fiziniai pratimai ir gera mityba yra svarbios, norint senstant palaikyti raumenų masę ir tų raumenų optimalią funkciją. Tai kaip išmatuoti atrofiją, tai ultrasonografija, tai vienas iš metodų, tai yra neinvazinė atvaizdavimo technika, naudojanti aukšto dažnio garso bangas vidiniams kūno struktūroms atvaizduoti. Tai raumenų struktūrą galima įvertinti ir pasitelkiant kitas atvaizdavimo arba skenavimo priemonės, tarkim kompiuterinė tomografinė ar magnetinė rezonanso tomografija, tačiau jos yra brangesnės, bei jų metu pacientas būna veikiamas jonizuojančios spinduliuotės. Tai ultragarsas, echoskopijos tyrimas iš tikrųjų yra gana patogus, paprastas ir neinvazinis metodas. Diksono tik riebalinį audinį išryškinanti magnetinio rezonanso tomografija daug žadanti technika, leidžianti tiksliai nustatyti įvairių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų riebalinio audinio degeneraciją, įskaitant ir juosmens slankstelių patologiją. Tai labai geras metodas, kuriame pavaizduojamas bendrai santykis tarp raumeninės masės, kaip konkrečiai atrodo raumenis, kiek riebalinio audinio yra aplink. Nustatyta, kad magnetinis rezonansas atliktas skerspjūvio ploto matavimas stipriai koreliuoja su išvystoma raumenų jėga ir tai yra geras išmatavimo rodiklis. Tai kadangi magnetinio rezonanso metu yra atliekama tokių daug skerspjūvio nuotraukų, vaizdavimo, būtent per tą skerspjūvio nuotrauką ir galima gana aiškiai išmatuoti raumenų patį skerspjūvį ir tai gana gerai koreliuoja su raumenų išvystoma jėga. Šią koreliaciją galima paaiškinti tuo, kad raumenų jėga iš esmės ir lemia raumenų dydis, o skerspjūvio plotas yra geras jų dydžio indikatorius, ir stebint raumenų skerspjūvio pokyčius galima stebėti ir jėgos pokyčius, kaip pavyzdys bėga. Tai yra koreliacinis ir gana aiškiai išreiškiamas dydis, kuris turi tiesioginį ryšį tarp raumens dydžio ir jėgos, išvystomos jėgos.
Tai nustatyta, kad fiziniai pratimai teigiamai veikia raumenų masę ir funkciją, ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Nustatyta, kad konkrečiai jėgos ištvermės pratimai ypač prisideda skatinant raumenų baltymų sintezę ir raumenų augimą. Be jėgos ištvermės pratimų širdies ir kraujagyslių sistemą bei bendrą fizinę būklę gerina ir aerobiniai pratimai. Suaugusiems rekomenduojama pratimų trukmė yra ne mažesnė kaip 150 minučių, vidutinio intensyvumo aerobinė treniruotė arba 75 minutės intensyvios aerobinės treniruotės per savaitę kartu su raumenis stiprinančiais užsiėmimais bent 2 kart per savaitę. Tai šitos minutės ir krūvio pamatavimas yra Pasaulio sveikatos organizacijos pateikiamos gairės, koks yra optimalus fizinis koks turėtų būti optimalus fizinis krūvis ir jo kiekis per savaitę. Norint sudaryti deramą individualių treniruočių planą, patariama kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus arba sertifikuotus trenerius, kurie padės būtent tą kiekį, krūvio kiekį ir pratimų atlikimą ir sudėlioti ir paaiškins, kaip reikia viską atlikti. Atrofijos gydymas apatiniuose denervuotuose motoneuronuose. Taigi, norint palaikyti gerą bendrą sveikatos būklę ir gyvenimo kokybę, būtina sukurti veiksmingas skeleto raumenų atrofijos gydymo ir prevencijos priemonės. Fizinius pratimus ir kinesterapiją į gydymą įtraukiančios reabilitacijos programos gali padėti sumažinti raumenų išsekimo poveikį ir sustiprinti raumenų jėgą, padidinti raumenų jėgą bei funkciją stuburo sužeidimų turintiems asmenims. Todėl būtina išsaugoti raumenų ir nervų jungtis bei užkirsti kelią denervacijai, kad stuburo sužeidimų turintys asmenys neprarastų raumenų funkcijos ir jų raumenyse neišnyktų. Taip, toliau keliaujam. Tai spastiškumo vystymąsi lemia tempimo reflekso sutrikimai. Tas tempimo refleksas tai propriocepcinis refleksas, pasireiškiantis kaip nuolatinis tempimas, gali pasireikšti traukuliais arba nuolatinio raumens tonuso padidėjimu, taip pat trumpu tempimu, kaip giliųjų sausgyslių refleksas, toks staigus ir greitas susitraukimas. Spastiškumo patofiziologija pasireiškia dviem mechanizmais. Vienas jų yra stuburo neuronų funkcijos pokyčiai, o kitas cerebrinis mechanizmas apimantis viršstuburinius ir viršsegmentinius mechanizmus. Kitaip tariant, gali būti pažeidimas ir nugaros smegenyse, kuris sutrikdo nervinę signalo plitimą ir taip yra sukuriamas nebetinkamas signalas, kuris yra perduodamas raumenims, arba gali būti pažeidimai galvos smegenų žievėje, ypač motorinėje žievėje, ir iš ten tie signalai, kurie keliauja į raumenis, taip pat būna sutrikę ir spastiškumas prasideda. Kontraktūros gali vystytis taip pat dėl tam tikrų atrofijos procesų. Tai daugeliu atveju raumenų ir sąnarių jungiamojo audinio raumenų, sausgyslių, raiščių, sąnario kapsulės lankstumas apribojimai lemia kontraktūras. Jos taip pat gali pasireikšti dėl ilgalaikės galūnių judėjimo stokos ir arba nepakankamo krūvio apatiniams galūnėms. Tai likę sarkomerai prisitaiko prie sutrumpėjusios skaidulų nejudrumo padėties ir persikloja taip, kad užtikrintų didžiausią galimą tempimą. Kitaip tariant, tai vis tiek vyksta ilgalaikės nejudros metu, dažniausiai kontraktūros vystosi, tarkim, refleksinė padėtis, kelio arba bet koks kitas sąnarys yra lenkimo padėtyje, tai lenkiamieji raumenys yra gana trumpoje padėtyje, tai būtent sarkomerai ir prisitaiko prie tos trumpos padėties, adaptuojasi raumuo, raumens pilvelis yra tampa daug trumpesnėje padėtyje ir jau tai centriniai nervų sistemoje tas raumens ilgis tampa kaip normalus ilgis. Ir norint normaliai ištiesti sąnarį, jau prasideda gana stiprus tempimas, nors raumuo dar tik tais grįžta iki neutralios prieš tai buvusios padėties. Ir kai raumuo yra nejudrus ir pasireiškia kontraktūra, raumens vidaus jungiamasis audinys pasižymi kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais, tai
pats jungiamojo audinio išvešėjimas pačiuose raumenyse vystosi ir dėl to išvešėjimo ir funkcija keičiasi. Raumuo tampa mažiau elastingas, kietesnis, gali jisai prasčiau išsitempti ir išilgėti. Tai čia pateikiami šaltiniai, kuriais remiantis buvo sudarytas šitas visas paskaitos turinys. Na ir čia matome visus projekto atstovus, kurie dalyvauja būtent šito projekto įgyvendinime, medžiagos paruošime ir organizacinėje veikloje. Taigi ačiū už jūsų dėmesį išklausant šią paskaitą.